Sveiki, viršininkė, norėjote mane matyti? Sveiki, visi, prašau prisėsti. Gal kokios kavos, arbatos norėsite? Ne, dėkui, ką tik išlėjau. Na gerai, tai pradėkim tada visą tą pokalbį, dėl ko aš jūs susikviečiam. Tai, kaip žinote, mūsų įmonė dabar šiuo metu vyksta permainos ir esame nedidelė įmonė, turime vos 50 darbuotojų. Įrengėme naujas technologijas, kurios padės įmonei mažesnėms sąnaudomis siekti kompanijos užsibrėžtų tikslų. Ir norėčiau jums su gailesčiu pranešti, jog tiesiog to pasekoje jūsų darbo vieta buvo panaikinta. Tai aš norėčiau jums pranešti, kad jums vis tiek bus suteikta alternatyva ir dėl pasikeitusių aplinkybių jūs prarandate savo pareigas. Mes turėsime dėja su jumis nutraukti darbo sutartį, nebent jums tiks ta mūsų siūloma alternatyva. Jei nesutiksite su siūlomu darbu, tai turėsite 7 darbo dienas, kad praneštumėte, ar sutinkate ar ne. Ir jei sutinkate su darbo sutarties nutraukimu, ar su kito darbo priėmimu, tai tiesiog po 7 dienų turėsite ateiti ir pasakyti, ką jūs apsisprendėte. Tai... Supratau, šiaip dar vienas klausimėlis, iš čia vienintelis, taip praradau savo darbo vietą. Ne, be jūsų mes atleidžiame, dėja labai gaila, kad tokius gerus darbuotojus prarandame, tačiau be jūsų dar yra atleidžiami 10 žmonių, kurie taip pat prarado panašų savo darbo vietą, panašioje sferoje kaip ir jūs. Ir kadangi esate labai koncentruotas specialybės žinovas, bet naujų technologijų įvedimas tiesiog pakeitė jūsų atliekamą darbą. Ir teritorinė darbo birža yra informuota apie susikloščiusią padėtį. Ji organizuoja susitikimus su darbuotojais, kuriuose būsite informuojami apie padėtį darbo rinkoje ir jūsų teisės bei pareigas. Ir turėsite mėnesį apmąstyti šį pasiūlymą ir jums bus suteiktas laikas kito darbo paieškoms. Tai būtent, tarkim, turėsite laiko per savo darbo tą, kaip sakykime, dieną. Tai tiesiog lauksiu jūsų tada po 7 dienų, turite laiko savaitėlę, kad apsispręstumėte ir tikiuosi mes dar pasimatysime. Tai dėkui už laiką. Supratau, dėkui jums. Gaila, bet toks gyvenimas. Viso. Viso gero. Sveiki, viršininkė. Sveiki. Norėjau pasikalbėti dėl mūsų paskutinio pokalbio ir pasakyti, pranešti, kad sutinku dėl darbo sutarties nutraukimo. Tai prašau, tai čia yra raštiškas dokumentas, kuriame įforminame jūsų nepanaudotas atostogas. Jūs turite 22 dienas, tada išeitinės išmokos, kompensacijos ir sutarties nutraukimo data čionais yra. Ir tada sutarties nutraukimo pagrindas, būtent dėl darbo vietos likvidavimo. Ir jei sutinkate, tai prašau pasirašyti tada. Gerai, sutinku. Tai šiame dokumente yra nurodytas, kad esate atleidžiamas nuo darbo pagal 125 straipsnį. Ir štai data, nuo kada darbo sutartis nutraukiama, tada šiandien yra priežastis ir jums pasirašys kiekvienai šaliai lieka po vieną. Tai vieną aš pasiemu, o kitą jums atiduodu. Tai dar šiandien prašau pasirašyti tada, nes čia tas pats rašto darbas, tiesiog kad jums viena kopija, kita man. Tai dėkui. O šitą dar, sakykit, nematau atsiskaitimo datos. Tai čia bus, jeigu nenurodyta data,
Tai atsiskaitysime su jumis būtent atleidimo dieną, tai yra šiandieną. Ir tai tiek tada bus. Ačiū Jums labai už darbą. Supratau, gerai. Ačiū Jums. Dėkui. Viso. Visą gerą. Gražias dienas. Ir Jums. Dėkui. Sveiki. Sveiki. Kažko Jūsų? Kaip laikotės? Neblogai. Čia gavau iš mūsų kolegų nusiskundimų, kad Jūs esate neblaivus. Darbo vietoje Jūsų dvelkia alkoholį. Negali būti. Na, aš turiu 2 liudininkų patvirtinimus parašytų ant popierių. Ir norėčiau iškviesti apsaugą su tam tikra įranga, tai yra su alkotesteriu. Ar Jūs sutinkat patikrinti Jūsų blaivumą? Tai žinoma, taigi, kad aš Tai gerai, tada aš kviečiu apsaugą. Sveiki, čia apsaugos postas. Tai pateikite į 7 aukštą, prašau. Gerai, laukiu. Viskas patikrinu. Taigi, štai yra dokumentas. Čia yra apsaugos nurodymai. Tai yra įrodymai, kad Jūs esate girtas darbo vietoje. Šiandien Jūs esate nušalinamas nuo pareigų. Ir laukiu Jūsų rytoj su raštišku pasiaiškinimu. Ir tai vykit namo, išsimiegokit, išsiblaivykit ir rytoj susitiksim. Sveiki, viršininke. Sveiki, prašau prisėsti. Taigi. Aš dėl vakarykščio savo poelgio. Labai prisimenu, koks buvo poelgis Jūsų. Taigi, kaip tik dėl to norėjau pasišnekėti su Jumis, tai dėl darbo drausmės pažeidimo įforminimas įsakyme. Ir čia matote šitą įsakymą. Čia viskas surašyta, visos aplinkybės, data, kaip viskas vyko, kokia drausminė nuobauda Jums skiriama, tai yra kokia rūšis. Kaip suprantate, esate atleidžiamas už alkoholio piktnaudžiavimą darbo vietoje. Ir čia galite susipažinti su viskuo, čia yra mano parašas, čia reikia Jūsų parašo, 3 egzemplioriuose, vienas man, kitas Jums. Viskas, tai prašom pasirašyti, susipažinti su dokumentais. Visos išmokos bus Jums grąžintos, ta prasme, Jūsų darbo užmokestis. Atsiskaitymo data yra čia, tiesa? Taip, viskas čia parašyta, atsiskaitymo data. Taigi, čia mano kopija Jums, tai ačiū už Jūsų laiką ir viso geriausio. Viso tada. Viso gero. Labą dieną. Kvietėte? Taip, žinokit, aš turiu tiesiog paprašyti Jūsų, kad Jūs prašytumėte man pasiaiškinimo, kodėl Jūs ant pievelės statote savo automobilį. Ar sutinkate šiuo metu dabar būtent parašyti? Taip, sutinku, Bet? Bet nėra vietos daugiau, kur parkuotis. Bet, tu prasme, negalima ten parkuotis, Jūs tiesiog turite parašyti man pasiaiškinimą. Prašau. Žinokit, jeigu kartosis, tai aš tiesiog turėsiu Jums pabaigimą tada parašyti. Ir bus 3 kartai lėksit. Taigi žiūrėkit, ką Jūs darot. Atsiprašau, daugiau tai nepasikartos. Aš tikiuosi, nes žinokit, labai nenorėčiau tokio gerą darbuotoją prarasti. Dėkui. Ačiū.
Viso gero. Viso geriausio. Tai ką, gerbiamas ponai, žiūrėkit, jūs vėl pastatėt mašiną to pačio vietoj. Mes tik vakar su jumis kalbėjom, kad jūs neturite ten teisės tiesiog statyti mašinos. Kaip pasiaiškinsit? Aš tą suprantu, bet nebuvo kitos išeities, vėlavau į darbą. Na tai palaukit, tai visi randa vietą, jūs vienas nerandat, aš matau, kad čia tik jūsų problemos. Na, nemanau, kad tik mano. Aikštelė atrodo per maža mūsų įmonei dideliai. Jūsų čia mūsų įmonė. Esmė tame, kad, matot, kažkodėl tik jūs vienas statot ant tos pėvėvutės tą mašiną. Man žinokit, visai neįdomu, kokius jūs pasiteisinimus jūs rašykit. Ką jūs man sakot, jūs man viską parašykit ant šito lapo. Labai geras. Ir jūs man tik vakar žadėjot, kad taip nebebus. Tai kame čia esmė? Taip susiklostė situacija. Data, vardas, pavardė ir parašas. Ačiū. Viso gero. Viso. Nu tai labas rytas. Labą rytą. Tai ir žinot jau, kas jūsų laukia. Tai tikriausiai trečias kartas jau. Jau trečias kartas jūs esate teisus. Žinokit, aš tiesiog neturiu kito pasirinkimo. Aš labai atsiprašau. Pasirašykit dokumentus.